Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pilys. Ergėmė. Ordino mūrinė pilis Ergėmėje dokumentuose pirmą kartą paminėta kaip ir Vilnius 1323 metais, kai Livonijos ordino vadovybė čia svarstė, ar sudaryti taikos sutartį su Lietuvos didžiąja kunigaikštyste. Pilis buvo tiesiogiai pavaldi Livonijos ordino magistrams, kurie rezidavo Cėsių pilyje. 560 m. rugpjūčio 2 dieną Lūgažių Ergėmės kelyje įvyko Ergėmės mūšis tarp Livonijos ordino bei jo sąjungininkų maždaug 500 vyrų ir Ivano Rūsčiojo armijos apie 12 000 vyrų, kuriame žuvo arba buvo paimta į nelaisvę beveik visa Livonijos ordino vadovybė. Kryžiuočių ordinas buvo galutinai rusų sutriuškintas. Mūšio metu Pilypą Škalą von Belą, paskutinį kryžiuočių ordinos žemės maršalą Livonijoje, nugabeno į Maskvą, kuriam buvo įvykdyta mirties bausmė, o kitiems kaliniams mirties bausmė Pskove. Lapkričio pradžioje ordino magistras Ketleris buvo priverstas įkeisti Vonų, Volmarį, Ergėmę, Trakatą, Helmę ir Karksį tvirtovės kartu su feodais Lietuvos didžiajam kunigaikščiui. Į Ergėmę atvyko 200 lietuvių. Suomijos kunigaikštis ir Švedijos princas Jonas pasipiršo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Žygimanto senojo dukteriai Kotrynai Jogailaitei, kuriai jos brolis Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Augustas kaip kraitį 562 metais spalį atidavė Livonijos ordino įkeistas tvirtovės Livonijoje – Rachją, Astį, Ergėmę, Trakatą, Helmę ir Karksį. 575 metais Ergėmę užėmė Livonijos karalius Magnusas, o 78 metais Lietuvos kariuomenė. Pilis neminima 582 metų Janos Zapolskio sutartyje. Po sutarties pasirašymo Ergėmės pilies apygarda buvo įtraukta į Pernų vaivadiją priklausančią Livonijos Padauguvos kunigaikštystei, kuri priklausė abiejų tautų respublikai. Pilyje rezidavo Ergėmės pilies apygardos seniūnai. Mikalojus Radvila Rudasis, vienas žymiausių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenės vadų per 558-83 metų Livonijos karą, 564 metais vadovavo didžiojo etmono Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomeniai per Ūlos mūšį prie Polocko, kuriame buvo nugalėta rusų kariuomenė. Vaivados Petro Šuiskio 30 000 kariuomenė neatsilaikė prieš 6 000 lietuvių pajėgas. 578 metais dar kartą sumušė rusus prie Vendeno, o Stepono Batoro Maskvos kompanija laimėjo mūšį prie Didžiųjų Lūkų ir pradėjo Pskovo apsiaustį. 569 metais Mikalojus Radvila Rudasis, vienas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės delegacijos Liubline Seime vadovų, Seime gynęs Lietuvos savarankiškumą, nepasirašė Liublino unijos akto. Žinomas jo atkirtis Lenkų didikams, Seime įrodinėjusiems, kad Jogaila dovanojęs Lietuvą Lenkų karališkam vainikui. Niekas negalėjo mūsų dovanoti, nes esame laisvi žmonės. 585 metais mirus į Lietuvos pusę perėjusiam kunigaikščiui Magnusui, Mikalojus Radvila Rudasis susigrąžino valdas valstybei. 607 Birželį švedų kariuomenė vadovaujama vokiečių grafo Joachimo Friedricho von Mansfeldo įsiveržė į lietuvių valdomą Livoniją ir lietuvių armijai stovyklaujant Lietuvoje užėmė kelias tvirtovės, įskaitant Ergėmės ir didelę Volmaro tvirtovę. Lietuvių vadui Jonui Karoliui Chodkevičiui atkovojus Volmarą, švedai savanoriškai paliko ir Ergėmę. 621 metais per LDK Lenkijos ir Švedijos karą Ergėmės pilį užėmė švedai, o Švedijos Vidžemės pilių audite minima, kad Ergėmės pilis buvo geros būklės. 625 karalius Gustavas II Adolfas pilį padovanojo Švedijos generolui majorui Vilhelmui de la Borėjui, kurio palikuonims Ergėmės pilies dvaras priklausė iki 795 metų, kai jį įsigijo Vidžemės civilinis gubernatorius Baltazaras von Kampenhausenas. Pilis 670 metais nukentėjo nuo gaisro ir tikriausiai daugiau niekada nebuvo apgyvendinta. 702 metais Liepos 18 maždaug 10 km nuo Ergėmės
šiaurės kare vyko svarbus Humulo mūšis, kuriame 12 000 karių Rusijos armija vadovaujama Boriso Šeremetjevo nugalėjo 2000 karių Švedijos armija vadovaujama Volmaro Antono von Schlipperbacho. Tuo metu Estijos teritorija visiškai atiteko Rusijai. 919 metais balandžio pabaigoje Ergemės mūšyje Estijos armija ir Šiaurės Latvijos brigada sustabdė Latvijos bolševikų armijos puolimą Valkoje. Liuteronų bažnyčia pastatyta 763 metais buvo sunaikinta 944 metais ir nuo to laiko virto griuvėsiais.